Sveiki, naujas epizodas, tai iškart realiai vėl galim pradėti šį epizodą nuo naujų radlankio. Šitos realiai radlankis pasiėmiau čiut prieš kiek laiko jau. Tai visai neblogą kainą jas pavyko gauti iš tikro. Jie čia yra 9J ant 16, ET kažkas apie 13, ne 15 ET. Tai manau driftui bus pats tas, kad galėsiu biškį mažesnę padangą uždėti dėl vaizdo. Ir tas ET toksai geras, jisai tai turėtų man visai gerai sueit su viskuo. Tai jo, šitos ratus, jie aišku yra 3 vyrinti, nes jie buvo sulankstyti, tai man teko jos vyrinti. Tai šitas, man atrodo, šitas vienintelis, kuris buvo nevyrintas, jei neklystu. Jo, turbūt. O kiti likę 3 buvo vyrinti, tai jos turbūt irgi bandysiu nusmėliuot, nes vieną bandžiau tą nuimti su dažų nuėmėju, bet nėra jų tokių ten stiprių, kad nuimtų. Tai turbūt šitos tikrai reikės nusmėliuot ir jas nušveist, bandyti nusipoliruot. Tikiuosi, kad turėtų visai neblogai atrodyti. Tai tiek. Tai pabaigiau ir šitą pusę, abi dvi pusės tokios, na vis tiek matos tie visi negražumai, nu bent jau gal kažkiek labiau spindės dabar, tikiuosi, nu neatrodo taip iš tikro, bet gal geriau šiek tiek bus, nebe tokia matinė, kaip ir sakiau. Tai jaučiu, kadangi aš ten jaučiu su tuo nieko nebedarys, tai reikia šitą išsimti. Tada vėl sėdynį išsimt, nes šitą yra be homologacijos, tai aš su ją realiai per renginius negalėčiau nieko vežiot. Pasiėmiau naują sėdynę ir diržas dar Sabelto, irgi 4 taškų, bet jie ryšasi prie lankų. Tai manau tiks, tikiuosi. Čia irgi jie su homologacija, bet jau pasibaigėsi 2017, tai šiaip turėtų tikti. O šiaip šitas tai patogus, jisai plotas, tai daug kas galės įtilpti jį. Šitą plokštelę nusipjauti šonu. Vis tiek čia viskas pas mane nauja dėsis, tai man šitų dalykų nereikia. Tai reikia išsipjauti. Tai realiai prisimatavus, kažkaip turėtų gal rankinis taip turbūt stovėti. Tai manau, kad man reikės biškį papjauti jį. Tai čia va plius minus kažkaip, kad, nu, jisai prisivyrins turbūt prie šito jo ir tada, kad susislėptų jisai ten į kampą. Tai
Taigi internete radau, kaip pasidarė žmogus. Va, biški matas. Va taip fareliai nori nupjaut ir privyrint, kad matytųsi. Ir tada plius minus va taip, kad atrodytų. Ir turėtų tikiuosi viskas tikti. Ir tada. O čia va toliau. Tai čia tą žmogų radau internete. Tai... Nu kažkaip va taip va turėtų būti. Dabar reikės nuodyti pasijaučiu pas draugą paprašyti, kad privyrint. Čia apšveist, kad turėtų prie ko lipti. Ir bus gerai. Nu va, susivyrino rankinės. Realiai labai gražiai galas čia. Dabar realiai va taip stovės.